Taigi sveiki visi, draugai mano, pažįstami, nepažįstami, visokie kitokie. Senai nesimatę, iš tikro darbai yra ganėtinai pajudėję, tik nėra laiko nei filmuoti, nei montuoti, nieko kito. Iš esmės darbų labai daug turim, labai daug kliučių susiduriam su viskuo, apskritai daugiau jums parodysiu apie pačius blokelius. Kaip su pamatais mes čia dirbam, kaip ką, kaip jie statosi, kokie iš tikro labai stipriai brokuoti jie yra. Ir truputį padarysiu antireklamą house blokeliams. Latrina house, namai dešios rankos. Truputį sutankinau visą smėlę, aplinkui viską. Ir dabar užsivežiau dar aplink polius, kur visa atraminė siena bus. Jį vėl sutankinsiu ir tada su gulšiuku palei polio apačią viską išsilyginsiu, nubrauksiu perteklinį smėlę. O dabar visą sutankintą smėlį reikia prasilyginti tarp polių, kad būtų kuo lygiau ir užsidėti polistirolą. Viskas vyksta paprastai, bet ganėtinai įkyrus dalykas, nes smėlis sutankintas sunku nugrandyti yra. Vieną dalį biškį išsilyginau. To smėlio viso pasimečiau pasibandymui polistirolį. Jisai daugmaž panašiai ir stovės. Paliksiu tarpus ties poliais. Tos tarpus dar smėlį prasikrapštysiu, kad pačio polio betonas susijungtų su blokelių betonu užpilamu. Visi blokeliai susidės palei šniūrą vieną liniją, kad lygiai būtų. Ir po to pilsim betoną, įstatysim visą sieną tokią. Karolio smėlio dėžė. Suaugusių vyrų smėlio dėžė. Kibiriuką atnešti. Kaip? Kibiriuką atnešti. Ant tiek prastai pagaminti blokeliai, kad jie net nesusijungia, nėra jiems tarpo susijungti. Tai tas blokelis realiai šoną nusimes ant supjaustimo, ant dar kažko, aš nežinau net. Ne tai, kad jau kreivi, bet dar nesusijungia. Dar vienas bajeriukas šitų blokelių. Pasistatai lygiai, kad tarpo nebūtų. Viskas, kad lygiai būtų. Bet čia jau kitos paletės yra blokeliai. Čia pasidarai, opa tarpas, ant kiek blokelis yra platesnis. Ir ką tu gali sakyti? Štai ir dar vienas pavyzdys bus. Iš akies matėsi, kad yra stiprus iškrypimas ir mane sueina du blokeliai tarpusavį. Iš esmės prisidedu gulšiuką, yra tarpas. Žiūrint į apačią palikitą blokelį, irgi atsiranda įdubimas. O toliau tiesiog pili klijus, dedi blokelius, biškį įsilyginę kiek įmanoma ir viskas. Važiuoju toliau. Visas procesas ganėtinai paprastas yra, tik kad labai daug laiko užtrunka. Dėjau dabar blokelius antraip, kad galėčiau prikelti armatūrą nuo polistirolio. Tai padariau pjovimus, kur viela eitų, prisikėlė armatūrą, susukė su viela ir viskas. Ir taip eini aplink visą.
iš tikrųjų jau ir užsiknisau. Yra reikalų, bet yra labai būtinas dalykas betoną prisipilti. Piluose šį kartą skystesnį, kad kuo geriau visus plyšelius sulysto, tuo pačiu suvibruoju, sukrenta visas betonas, bet darbas turi būti padarytas. Ir visas kelias ilgiausias būna anam gale tenais toli maišausi, aplink visą kalvą apeinu, atsivežu, biškį toks susilenkęs, kad neprabėgtų ir supilu. Dabar čia dar galim sakyti lengva, bet bus sunkiau, kai su kibirais reikės tenais į tas pertvaras supilti visą betoną. Skaručių tenais neįvažiuosiu. Betonavimai baigti. Pasidarėm per 2 dienas. Antrą dieną dasimušinė, tiesiog tai reikėjo porą valandų ir viskas. Viskas užpildyta. Čia nedapildyta, pamiršau lentą įstatyti, kad nebėgtų. Tai taip va gavosi. Čia šviežiai, va supilta yra, tik iki pat galo nedariau. Ant galo reikės irgi lentas kokią susidėti, sieną biškį apsidaužyti, kad geriau susirištų ir dasibaigta. Ir čia galiukas buvo dar irgi, kur baigiau. Čia tokie sprendimai, akmenų dar pridėjau, kad laikytųsi tvirčiau, kad neišbėgtų, nes lentos nieko nekišiu. Pjaustinėti irgi labai nenoriu daug. Tai žodžiu, lova supjaustyta ir iš lovos gavosi lentų truputį. Galiu pasakyti, kad pirmas pamatų betonavimo etapas baigtas. Nusiėmus plokštės gerai atrodo, truputį klijus reikės apsivalyti, kur buvo klijuota. Taip nieko daug nėra iškilę, viskas ribose savo yra. Vieną plokštę tik tai nuėmiau toj vietoj, kur dar šiandien betonavau. Tai gerai, kad nieks neišbėgo, biškis spėjo pastingti. Bet iš esmės, jeigu kam įdomu, galite kažko klausti, pasitengsiu atsakyti. Kas turi kokių patarimų, prašau irgi rašykit, bendrausim. Tiek jums, tiek man bus geriau. O kas nori sužinoti įdomesnių dalykų, šiokių tokių smulkmenėlių, tapkit mano Contribui rėmėjais ir viską pasakysiu. Skylė padaryta, dabar kaip kalėdų senelis nešu pašto dėžutę. Tikiuosi per kalėdą sulauk daug laiškų. Šiais metais buvau geras berniukas. O, aukštas pats gazas. O dabar lauksiu jūsų laiškų. Tik įdėjus laišką būtinai uždaryti dėžutę ir pakelti skirtuką. Atvažiavus gera pamatyti, kai yra vėliavėlė pakelta. Ir taip jau antrą kartą, bet greičiausiai rinkiminės reklamos bus. Taip ir yra. Latrina house, namai dešios rankos. Šiandien gaminsim uzbekišką plovą. Biškį svogūniukų. Padarysiu kaip šefas. Taip daro.
Čia nedumai graužia akis, o svogoniukai. Ir pramakačiuolinam. Čia prakvipo skaniai. Truputį nukrypsiu nuo recepto, įmesiu pomidoro į paprikų dar, dėl skonio. O ant viršaus uždėsiu dar ant viršaus česnaką. Tai va, žiūrėkite mūsų šedevrą, parodysim magiją. Lovas. Latrina house, mamai dešios rankos.